Kartais sustoju prie tavo vardo, lyg norėčiau kažką parašyti. Kelios mintys ateina ir dingsta, bet ne viena nedrįsta išvykti. Tiek kartų pradėjau nuo kaip tu ir tiek pat kartų sustojau. Žodžiai lyg rikiuojasi patys, bet iki tavęs neišeina. Kartais galvoju, jei parašyčiau, ar viskas skambėtų per vėlai, ar tie paprasti keli žodžiai dar rastų kelią pas tave. Jei parašyčiau šiandien tau, nuo ko pradėčiau, ar žinočiau, po tiek tylos, po tiek metų, ar dar atpažintum mane. Jei parašyčiau, tik atsimenu, ar suprastum, ką tuo sakau. Gal vienas žingsnis nieko nekeistų, o gal pakeistų per daug. Kartais įsivaizduoju atsakymą, kurio gal niekad nebus. Kaip atrodytų paprastas pokalbis, lyg niekas nebūtų nutrūkę tarp mūsų. Gyvenimas nubėgo savais keliais ir mes išmokom netyliai tylėt. Bet kai kas lieka neišblėsę, tik nutyla ilgam laikui. Ne ilgesys mane gražina, greičiau tai, kas liko nebaigta. Ne pyktis, ne kaltė tarp mūsų, tik žodžiai per ilgai sulaikyti. Jei parašyčiau šiandien tau, nuo ko pradėčiau, ar žinočiau, po tiek tylos, po tiek metų, ar dar atpažintum mane. Jei parašyčiau, tik atsimenu, ar suprastum, ką tuo sakau. Gal vienas žingsnis nieko nekeistų, o gal pakeistų per daug. Gal kartais ir tu sustoji prie minčių, kurios neištartos. Gal ir tavo tyloj dar gyvena kažkas, ko laikas neištrynė. Kas baisiausia, likti nutolus, ar vieną kart pabandyti sugrįžt. Gal kartais drąsa prasideda nuo vieno neištarto žodžio. Jei parašyčiau šiandien tau, gal nieko didelio neįvyktų, bet gal po tiek neištartų metų kažkas tyliai vėl atgytų. Jei parašyčiau, gal suprasčiau, kad ne viskas prarasta buvo. Kartais užtenka vieno žodžio, kad sugrįžtų tai, kas nutilo. Ir gal svarbiausia nekalbėt, o tikėt, jei dar girdi mane.